Nu ką? Palauk, o čia dugnas, aš ant tiek nemoku. Būčiau ir didelį veikus, bet tiesiog. Gerai, tai ką, čin. Sveiki, įsijungia dar vieną laidą pokalbį prie kebių. Šiandienos viešne, trumpų plaukų, panevėžietė, gyvenanti Vilniuje, komikė, Roast Battle Open Mic'ų finalistė Agnė Kruopytė. Roast Battle finalistė, bet ir nugalėtoja, tu jau nebe. Čystai, dar pačius tą Roast Battle'us dar laimėjai. Dar gavai tą didelį čekį. Taip. Kaip bankerė gavo, kai tą čekį atnešė ir prašė pinigų. Nežinau, ar galima sakyti viešai, bet reikia atiduoti čia, kad panaudotų. Tai... Bet žinai, aš neturiu didelių namų, kur dėti. Į sąskaitėlę viską. O kur svajoji panaudotą čekį, jeigu būtų leidę pasilikti? Į Rūsį būčiau įsinešus. Ir kada, jeigu turėčiau didelius namus, tada jau pasistatyčiau. Kur? Atskiras trofėjus. Kur išleisiu pinigus, tai iškart persiverdžiau į vestuvių išlaidų sąskaitą. Tai jeigu kam įdomu, tai juodais bairiais prisidėjau prie savo šventės. Klasikinis mano. Vieną trumpą. Kaip tu save pristatytum ir kaip tu norėtum, kad tave pristatytum? Kur? Labai priklauso kur. Kur norėtum, pavyzdžiui, kad tave pristatinėtų? Tavo dream. Tu ateini, va kitaip pasakysiu, tu ateini į podcastą kokį nors, žinai, pas Joe Roganą, ir vat, kaip tu norėtum, kad ten tave pristatytų ir kaip tu norėtum, kad tave, ir kaip tu pristatytum pati save. Kaip aš pristatyčiau pati save, tai būtų sveiki, čia Agnė. Cheers. Ne, aš save labai kukliai. Žmogus, kuris daro ir visada galvoja, kad nežino, ką daro ir viską feitlina. Imposteris. Aš taip jaučiuosi, aš taip save pristatyčiau. Ta imposteris. Ne, aš nedrįstu savęs nei komikę vadinti, nors jau, kurį laiką lipu į Open Mic'us, man toks atrodo, ten kažką darau su komedija. Marketingistė jau galiu pavadinti, bet ir 10 plus metų patirties ir vis tiek yra žmonių, žinai, kur būna marketingo gurų, milijonai, aš jums atnešiu milijonus, tokie save moka labai reklamuoti ir jie dažniausiai net nėra geri profesionalai, bet ant tiek save gerai išreklamuoja, kad pas juos ateina tie klientai. Tai geri profesionalai, jie tik save reklamuoja. Po jų mes turim taisyti, ką jie ten padarė. Tai aš irgi kuklinuosi, labai kukliai save gal pristatyčiau. Kaip aš norėčiau, kad mane kada nors pristatytų, tai sveiki, čia yra Agnė. Nacionalinės Eurovizijos, nacionalinės pasaulio Eurovizijos laidos vedėja, nežinau, įsivaizduojam, kad Lietuva laimėjo Euroviziją ir aš vedu Euroviziją. Aš labai norėčiau pravesti Euroviziją čia vieną mano gyvenimo svajonių. Čia kaip norėčiau kada nors. Kad jau gal išdrįstų pasakyti komitę, kažkas mane komitę pristatyti drąsiau. Tu ką tik pristačiau kaip komikė. Taip, bet turiu menį... kad kažkas svarbaus, žinai, pristatyti. Komitė, kuri jau gal turi savo kokį solo šou, nežinau, kažką. O kelintais metais įsivaizduoji, galėtum jau vesti Euroviziją? Euroviziją aš galėčiau jau šiemet vesti. Žinok, aš nebijočiau. Aš žinau, kad čia labai drąsiai sakau, bet aš domiuosi, man patinka, čia mano yra guilty pleasure ir man patinka vesti, tai Euroviziją aš išdrįšiu. Aš žinau, kad man po to jau būtų pizda, man ten kinkas drebėtų, gal man tik taip atrodo, bet išdrįšiu. Bet gal tada pradėčiau nuo nacionalinių, lietuviškai, kad įsidrąsinčiau ir tada angliškai jau tarptautiniu mastu, nes man yra tekę vesti vestuvės anglų kalba. Aš puikiai kalbu angliškai, viskas yra tvarkoje, aš dirbu anglų kalbą. Pristatyk savo angliškai. Tai per vestuvės tai buvo, aš pačią ceremoniją vedžiau užsieniečiam, lietuvės ir užsieniečio porai ir aš net užmiršau žodį husband iš to streso, bet čia buvo seniai prieš 10 metų gal. So we take the wife and not the wife. And that guy who stands in front of you. And the pretty guy in the suit. How to describe it, žinai, kažką tokio. The wife and not wife. You know, man with face, mustache. Taip. Bet yra tas, kur šiaip kalbė angliškai, aš kur pirmą kartą atsimenu, užlipau pas Benjaminą angliškai stand-upint, turėjau išsivertas bairį ir vidurį bairio punchline užmiršau, kaip stačiakampis yra angliškai. Aš vos nepradėjau sakyti, two triangles together, you know? Kur tu motai, two triangles together pasakyti, bet stačiakampis square. Stačiakampis square, kur aš žinau šitą. Standing square. Tai va irgi, husband. Ir po to laisvai kalbu ir tas vyras sako, bet tu puikiai išneklis, sakau, jo. Tai kas tau ten buvo? Tai gal pirmą nacionalinę norėčiau Euroviziją pravesti. Bet šiaip labai geras klausimas, aš niekad nepagalvoju. Šiaip būtų jau smagu, kad pristatytum
mane kaip žmona, kad dar būčiau žmona, neišsiskyrus po tų kažkiek metų, kada mane kas pristatinės, kada aš jau vėsiu Euroviziją. Tiesiog geras žmogus. Nu, toks netiek geras, nu... Agnė. Agnė. Sveiki, čia yra Agnė. Šaunus, nuostabus žmogeliukas. Fainas žmogeliukas. Nes, jo, nežinau, šitą, kaip tu trumpaplaukę Panevėžietė. Nu, tai trumpaplaukę Panevėžietė yra tiesos komikė, vedėja, žmogus su aštriu liežuviu. Romo mėgėja. Romo vedėja, taip. Koks tavo mėgstamiausias Romas? Nealkoholinis, aišku. Aš niekad neatsižvelgiu į tuos pavadinimus. Ko tai dažniausiai geriu, tai kur geras kainos ir kokybės santykis. Tai Bumbu. Bumbu, jo. O priragauju. Mamė. Priragauju aš ten visokių mandrų romų, nes mėgstu tą daryti, bet niekad neįsimenu pavadinimų, nes jau priragauju ir... Po priragauto Romo kiek? Ai, šiaip norėčiau, kad mane kaip dar pristatytum po kokių 5 metų. Tai stipriųjų gėrimų somelie. Aš norėčiau būti stipriųjų gėrimų somelie. Šiaip kaip pasakėjai, stiprių gėrimų somelie. Labai skamba kaip mandresnis pavadinimas kandžiui, kur prie iki parduotuvės to... Alkoholikui. Jo, kur tiesiog. Aš žiūrėjau tavo Facebooką ir atradau, kaip tik įdomų dalyką, kas tinka šitam klausimui, kur šiaip visiems užduodu. Aš radau, kad tu 6 metus kaupėjais pirmam open mic'ui, kur net su savo psichologą kalbėjai, tipo, ten derinai strategiją, kad ten 10 lipimų nori padaryti, paskui spręsti, kaip bus toliau. Bet man žiauriai įdomiai skamba šitą pradžios istoriją. Prikolas yra tame, kad aš kokiais gal 2017 susipažinau su Ambrazevičium, buvom klube, išgėrė ir aš jau tuo metu į naucus rašydavau tokius kaip pastebėjimus. Aš tikrai tuo metu nesekiau per daug komikų, ypač užsienio, aš nebuvau kažkokiai tai lindus, bet man į galvą lyzdavo visokie pastebėjimai, mintis, remarkos, kaip čia nežinau, taisyklingiau. Gali nesivaržyti, kalbėt labai lietuviškai, mes kebabus valgom. Nu jo, kokį. Visokių pastebėjimų prisirašius tų naucų milijoną. Ir aš sakau, norėčiau pasibandyti ir net parodžiu kažkiek naucų ir sako, jo, ateik į humoro klubą, mes ten darom open mic'us kartą į mėnesį, gal tais laikais nebuvo tiek daug kaip dabar tų open mic'ų, žinai, kiekvieną savaitės dieną. Ir aš tokia jo ir nenuvariau. Ir aš dažnai pagalvoju, kas būtų, jeigu aš būčiau tada nuvarius. Nes yra A variantas. Galėjau būti pirmoji Vita Žiba, tipo pirmoji kažkokia komikė Lietuvoje išpopinus. B variantas, jeigu aš pasižiūrėčiau dabar tos naucus, galimai galėjo būti labai blogai nuo pirmo karto ir aš būčiau tiesiog metus. Ir aš gal ir džiaugiuosi, kad aš truputėlį labiau pribrendau ir atėjau jau su mano galva geresnė mintim, geriau išrašytais bairiais, nes tuo metu aš net nesupratau tos struktūros, kaip veikia. Žinai, aš būčiau atėjus kažkokių istorijų, pamastymų papasakojus. Nes kai jau atėjau dabar, kada atėjau pirmą kartą, tai jau buvo ir punchline'ai kažkokie pragalvoti, ar ten sąmoningai, ar nesąmoningai, ir premisai, nu žinai. O šiaip kada tu pradėjai pirmą kartą užlipai? Aš neatsimenu. Žinau, kad buvo spalio 4, o 9 metų nežinau. Ta prasme, aš komedijai grubiai esu virš metų, bet aš turėjau pirmą išlipimą ir tada kažkurį laiką ėjau ir tada turėjau daugiau nei pusės metų pertrauką, nes ten asmeniniam gyvenime vyko dalykai. Reikėjo bišti pertraukos nuo visko ir tada vėl sugrįžau, tada buvau bišti keliavau po pasaulį, vėl tokia pertraukėlė pasidarius, tai su pertraukom tai turbūt 2 su virš metų, o jeigu atmetus pertraukas, tai sakyčiau metai link 1,5 kažkur jau. Tai kažkas 22-23 gal. Jo. Toks post-covidinis. Tai jo, tai čia gaunasi, kad jau tie metai, kur jau daug daugiau buvo kontento YouTube'ai su Lietuvos komedija susijusi, nes tais 2017, bet buvo humoro klubas, tik tais, man atrodo, gal komunija kokia. Aš nemačiau pavyzdžių, jaučiu net kaip turi atrodyti viskas. Aš tiesiog susirašiau idėjas, kažkodėl, atsimenu, sportuodavau tuo metu dar sporto klube ir aš jūs pastebėjimus, kaip žmonės elgėsi ir kokias nesąmonės daro, žinai, ir galvau, kad čia bus mano kontentas toks, pirminis. Išvengti iš storulių. Net ne visai, labiau, žinai, tipažai, kur ateina Marozas, kuris visą laiką vaikšto ir kalba telefonu, bet niekad nesportuoja, bet labai verslininkas, tipo vartės labai suka. Ten gal savininkas? Ne, dažniausiai tai ateina parodyti, kad aš labai užsiėmęs, labai busy ir panas, žinai, kad galvotų, kad jis vartioras ir aš turiu telefoną. Norėtų nusičiešinti, jo.
Žmonės turi mano numerį. Spotify klauso, žinai, bet tiesiog, jo, čia lemą, priveši, žinai, kažką to. Jo, it's my life, seniai, tikrai tavo gyvenimas, daryk, ką nori. Tada yra panos, kur ateina išsikvėpinę, išsidažę makiažo sluoksnių ir tiesiog ant kamalio visą laiką tampasi, kur ir irgi ateina kažko fotkes ieško. pasidaryti. Tada yra jau tokie kačiokai, kur prieina ir pastoji visus taiso, ką jie daro. Tu čia nedarai, tu čia bišti, žinai, ir už klubų, čia bišti pasuk šito kryžminį raumenį ten, žinai. Seniai, susipysi tau su širdį, jeigu tai. Tempo, palaikyk širdutę, tegul plaka. Nu, visokių. Aš irgi pradėjau lankyti, tai jau suprantu, 3 kart buvo. Tai va, tuo metu sporto klube man daug minčių visokių kildavo, atrodo, kad jėkinga. Jeigu dabar pasikelčiau tą savo Huawei ar kokį aš ten turėjau telefoną ir tos nautus garantuotai pagalvočiau, kad gal ir gerai, kad nelipau tada. O pirmas tas pats lipimas, kur sakai, kad gerai, kad nelipai tada. Aha. O kaip tada tie bairiai buvo? Kur irgi geriau būtum nelipus tada palaukus, ar zabis buvo? Aš sakyčiau, per gerai buvo, nes aš turiu įrašą ir kiek publika žvengia, aš nemanau, kad aš nusipelniau. Tikrai buvo viena, dar ir po šį dienai kartais panaudoju, vienas bitas buvo geras, tikrai užskaitau, nes iš jo visada žvengia. Nu, jisai toks. Bet visą kitą ant galo dar šoviau tokį juodą, kur man labai patiko, bet jaučiu, kam paskui nelabai kas jį supranta, bet irgi hebra žvengia, iš visko plojo, tik tiek, kad aš girta užlipau ant scenos pirmą kartą. Kiek tu išgeri pirmą kartą? Buvo taip, kad aš atvariau. Pirmas kartas, nes atėjau per daug draugam, tai tik 2 geriausios ten tokios artimos draugės atėjo, bet iš kažkur sužinojo mano bičio draugų, tai dar jų atėjo. Ir ten vyko prieš tai kažkoks renginys paviljonė čia, be kažkoks ar skaitovų konkursas, poezijos vakaras ir sako, pusvalandukų pavėlinsim. O ten dirba mano pažįstami draugai ir jie man pradėjo pilt alkoholį, žinai. Aš vieną visliuką, vieną, žinai, ant drąsos nutipo. Antrą, trečią, nebežinau, kelintą vislio. Žinok, žiūriu, kad aš užlipau, jau gerai girta. Ir aš jau pasakoju bitus, ir aš jau užmirštu, ką prieš tai pasakoju, aš dar tikrinu auditorijai, o aš už tas atėjau jum ar ne? Ne, gerai, nes aš neatsimenu. Ir aš, žinok, po to dar tiek užbaliavojau, o man kitą dieną skristi Tailandą. Kad jeigu ne įrašas, aš būčiau galvojus, kad aš pripisau ir susapnavau, kad aš pasirodžiau kažkur open might'e. Brambo, seniai, man reikia užlipti, aš tai ryškiai matau. Stoviu paviljonė, bet blaiviam akim irgi žiūrėjai, tipo, yra ką keistum iš pirmo pasirodymo, ar? Aš manau, kad ne, nes tu turi ateiti ir turėti tą pirmą savo pasirodymą toks, koks jis yra. Galbūt galvoju gerai, kad publika tai palaikė, nes jeigu tu pakalbėtum 10 minučių į tylą, tu galimai bijotum lipti antrą kartą. Bet dar paviljonė, čia yra pagarba. Paviljonė, gauti stiprų juokų daug. Na. Ir dar aš išėjus paadresinau kažką į Garšvą, kur aš net nepažinojau Garšvos, kažką tokio pasakiau apie jį, tipo. Ir po to ėjau atsiprašinėjau, nes galvojau, o Dieve, aš jau net nepažįstu nei vieno žmogaus, man ten Airidas davė žaibą, ten sako, maladėts, aš ten apsikabinau, man tiek buvo jaudulio, buvau pridėrus ir toks viskas, žinai, kaip per miglą, atrodo kaip efekto būsenai. Lyg girta būčiau, lyg būčiau vis tai pripisus, taip jaučiausi. Bet negalvoji, kad kaip gerai buvo, kad padauginai viskio, ar jau geriau būtum vienu stiklinaitę mažiau užgeras? Nes gal to kaip tik padėjo tas labiau atsipalaiduoti. Aš manau, kai buvo taip gerai... Mes čia nepateisinam alkoholizmo, jeigu ką. Turiu linksmą istoriją, kad pirmą kartą ant scenos į pripisus užlipau, nuo to laiko nebekartoju, nebent labai jau biškio ant drąsos, bet gerai, nes padėjo nuimti tą įtampą. Galbūt kitos dienos Agnė gailėjos, nes pachmas buvo ir reikėjo varyti Tailandą. Bet šiaip visą kitą. Bet duty free išsprendė problemą. Ne, žinok, aš ten tokį buvau pasidarius, kad aš važiavau iki Lenkijos su autiku ir iš Lenkijos skridau. Tai ta kelionė buvo labai ilga, labai baisi. Tai... O nedarėjai pachman kitą rytą? Ne, Solučio autobuse Lenkijai. Aš nedarau pachman. Aš už tai, kad arba geri, arba negeri. Viskas. Nėra vidurio. Tu tos, jeigu geri, prisimk atsakomybę. O tai kaip tu priėjai prie to, kad, nes tu su psichologa net tarėjais, ar tu jau vaikščiai pas psichologą dėl kažko, ar tu net specialiai dėl to pas psichologą? Ne, aš reguliariai, aš jau 10 metų vaikštau terapiją, on and off,
Esu praėjus visą psichoanalizę, ten, kur jau vaikystė gilinėsi, dabar kognityvinė terapija, kur labiau kaip higieną nueit, kas pusę metų reikia, taip aš kartą į mėnesį nueinu pas psichologę, tiesiog pasikalbėti. Net jei neturi klausimų, bet ką noriu pasakyti, kad vis kažkas išlenda, gali šiaip padiskutuoti. Ir aš kalbėjau apie tą komediją, nes, aš esu gan jautrus žmogus ir, tu pat žinai, nežinau kaip tau kaip bachūrai, bet komedija yra va. Amerikietiški kalneliai. Aš nežinau, ar būtų komikas, kuris pasakytų, kad ne, kad jam va taip. Nes labai tu perimi tas emocijas. Jeigu tau geras vakaras, tu gauni daug adrenalino ir tu atrodo, va, čia užvaldysiu pasaulį. Tu su tais pačiais bairiais užlipi, tau blogas vakaras, tu galvoji, šūdo gabalas, aš viską mesiu, ką aš čia darau. Ir va, jeigu tu nueini pas psichologą toje emocijoje, kur tu šūdo gabalas ir nori viską mesti. Ir tai man patarė, sako, Agne, nueik bent 10 kartų, kad nuspręstum, ar viską mesi ar ne. Nes po 10 kartų tu suprasi. Čia bet ką darant, jeigu jūs nori tapyti, tai irgi sakyčiau, nutapyk 10 paveikslų ir tada galvok. Nes po pirmo vieno ar antro išlipimo ant sceną tu dar nieko nesuprasi. Tu po 10 karto tik pradėsi gal pagauti, kaip čia vyksta dalykai. Man patiko, kaip tu savo tam, nes tu postą buvai apie tai parašius tos, iš to šitą vat ir mane sudomino. Man patiko, kaip tu parašai, net labai faina ta, kur visi yra, N kartų naudoja šitą, bet kad jau geriau gailėtis, kad užlipai, negu gailėtis, daug blogiau gailėtis, kad neužlipai, negu kad užlipai. Nes visą gyvenimą gyvent su tuo, bleto, kaip būtų buvo, jeigu būčiau užlipęs, nafig, mane erzintų, pavyzdžiui. Ir kur visi tie, kurie šiaip net ne apie komediją kalbant, tiesiog, kaip norėčiau ten pagaminti sriubos, nesu niekad gaminęs, bandyk. Jo. Bet aš bijau, aš ten sudėksiu, oi, savo. Nemoku, man dabar daug kas sako, mano bičias labai tai bando nusimazinti nuo darbų namuose, kažko nežino, tai aš nemoku. Ko tu nemoki suribliuoti? Čia GPT, paklausk, pasakys, kaip reikia viską padaryti. Net čia GPT nereikia, tiek YouTube gali prašyti. Jo, aišku, su komedija taip. Aš ir po šiai dienai, kasdien galvoju, ką aš čia darau, kodėl, ar čia manęs kažkam dar reikia, čia tų komikų va. Būna dienų, kai atrodo, gal nieko čia reikia nebedaryti, būna dienų atrodo, va, tai va toks. Bet jaučiu ir tau taip, visiems turbūt. Man antradienį buvo blogas lipimas su patikrintais bairės ir buvo, kad... Kur nori viską jau mesti. Gal man reiktų atšaukti dalykų. Tada kas nors parašo, kažkur pakviečia, gerai, dar nuvarysiu, tada jau gerai ir toks va. Bet pas mane, aš antradienį, gavas, kad subominau, bet nustojau, kur būdavo anksčiau ten publiką kaltinį, žinai, oi, čia nepagavo dar kažką, ne tas vakaras. Bet aš linkęs, gal padėjo šiaip, kad ir daug tų pokalbių su kebabais daryti ir daug kas pasipasakojo, kaip jie reaguoja į blokus pasirodymus, žinai. Ir tas gal padeda dabar. Bet ir, pasižiūriu, stengiuosi laik žiūrėti, jeigu blogai su jie, ne publiką kaltinti, o pažiūrėti, kodėl blogai su jie. Ką aš galėjau blogai padaryti, kad dabar buvo, ne tokia reakcija, kokia turėjo būti. Nes visą laiką bus kažkas, ir žinai, kad neatsipalaidavęs buvai, bairiai netaip sudėlioti, praleidai žodį, emocija bus, bet kas gali būti, bet tik ne publika. Publika atėjo pažvengti. Nėra, kad jie susirinko dabar, aš sumokėsiu šaibus ir nežvengsiu. Aišku, būna, žinai, publikų labai skirtingų ir kartais publikos atmosfera turi įtakos, bet vėl, o kodėl mes nusistatom, kaip turi reaguoti? Faktas, komikas ateina prajuokinti. Tai čia neliūdėti ir neverkti susirinkom, bet viską matuojam tik tais plojimais ir garsiais juokais. Aš kartais matau, jeigu ramesnė, santūresnė publika, užtenka, kad jie šipsotųsi, kad įdėmiai klausytų ir linksėtų galvą, nusišipsotų, nes ne visi bus tie tokie drąsuoliai, kur kvatoja. Būna labai priklauso, ar išgėrė, kelintadienis, pirmadienį visada bus santūriau, penktadienį, ketvirtadienį laisviau. Bet faktas, kad esi tu ir man kaltinti publiką, tai čia yra nesąmonė, nes, tu turi ją išmokti valdyti kaip komikas. Jo. Tu nevaldai publikos, gal tavo yra kitos stipriosios savybės, ne visi moka crowdworking, ne visi valdo tą publiką ir bandai testuojas ir išnaudoji. Bet žinai, kas man patiko, aš kažkada taip išsipasakau vienam, galim statyti didžiausių žinomiausių komikų Lietuvoje, savo bėdas ir jisai, you tell me, žinai, ir sakau, tu lygiai taip pat jautiesi. Sako jo ir sako, pas mane dar 10 kartų didesnis svoris, nes aš jau žinomas. Žinai, mūsų nieks neatsimins jau po savaitės, po dienos, po valandos.
Bet jis negali susipisti, nes jį visi žinos ir Čia sakys, dar labiau šūdas sėda galva. Va šitas geriausias komikas šitaip šudinai pavarė, mus tai pamirš. Bet vis tiek būna tokių, kur man aš vieną kartą turėjau paviljonę vakarą, kur visi bombino nuo Tai ten paviljonas. Jo, ir aš subombinau ir tuo metu buvo toksai pažįstamas. Ir aš sutikau jį kažkokiam vakarėlį ir jis atėjo su draugu ir jisai su juo pasirodo buvo tą vakarą ir jo pirmi žodžiai buvo, buvau tavo pasirodymė, tu buvai lieva. Blet, seni. Ačiū. Visų pirma, ačiū už konstruktyvę kritiką, galėjai konstruktyviau pateikti. Aš suprantu, kad žmogus turi savo nuomonę, bet žinai, vieną komentarą surašyti, tai ateit tūsą, kur visi bendri pažįstami ir tokį šaut, ateit. Bet, seni, mes ten atėjom išsibandyti. Čia yra, aš tuo metu jau, man atrodo, iš visų naujais bairiais. Iš kur aš galiu žinot, kaip jie veikia? Net jeigu tu žinomas ir... Tai kam rašau, jeigu jau žinai, kad bus blogai? Nežinai. Plus, tą vakarą paviljonį nesuėjo, o ten aš kitose vietose irgi nekaltinant vietos, bet kitur aš išsidirbau, užsirašiau ir kai kurios dar naudoju po šiai dienai. Jo, o grinai, paminėjai, blogus pasirodymus, o atsimeni savo geriausią ir blogiausią pasirodymą? Geriausio pasirodymo turiu įrašę. Tai kaip pirmą kartą lipau pripysus? Ne, buvo kablys. Savaitę prieš į kablį nuėjau ir bombinau. Ta prasme, buvo belė kaip blogai. Ir gal ne savaitę prieš, bet, sakykim, 2-3 savaitės. Ir tada atėjau šiek tiek su naujesniais bairiais, šiek tiek kai ką pakeitus. Ir aš turėjau tokias ovacijas, atrodo, net kažkas tai atsistojo, ta prasme, kur aš pati negalėjau patikėti, ta prasme, aš čia ką tik bombinau šitoj pačioj vietoje, ant šitos pačios scenos, man buvo pizdakai blogai. Nebuvo visi tie patys, tikrai ne, buvo keista daugas. Buvo ir naujų. O čia dabar man atrodo, to įstosis publika kaip kokiai žvaigždį, kaip atlikėjai, aš net nemokėjau reaguoti tokią publikos reakciją. Kur šiaip nelabai tai žinok, aš manau, kad stojas. Ten buvo ir blogiausias, ir geriausias. Grinai kably? O nėra net blogesnė? Kalbam apie open mic'ą. O šiaip blogiausias... O šiaip in general? Privatas. Čia... Privatas. Kur nesenai buvo? Jo. Ten pizda. Žmonės prisigėrė, nieko nesiklauso. Aš supratau, kad iš vis private geriau turėtum online ir daugiau. Tai kontekste aš pasirodžiau žmogaus jubiliejuje, garbesnio amžiaus, kur buvo jo vaikai, 18 metų ir kiti vyresni. Ir tas 18-metis visą laiką cringe'ino, nes mano bairiai buvo apie seksą, ta prasme, ne visi, bet kai kurie apie seksą. Ai, tipo kiekvieną, kur tipo, vagina. Ne, jisai tiesiog sėdėjo ir aš jo tėvui jubiliejuje pasakoju apie vibratorius, ta prasme. O pats tėvas bukino stand-up'o? Ne, draugai. Tai tie draugai, kur mane nusamdė, jie žvenlė. Buvo tokia grupelė, gal 8 žmonės, kuriem pizda buvo juokinga. Visi kiti, ta prasme, tokie sėdi. Tai hebra, kai samdysit savo draugam, žiūrėkit ne pagal save. Ir šiaip per vėlu, 10 valanda buvo per vėlu, nes jau visi pradėjo tarpusavį. Jie išgirsta tavo kažkokią bairio pradžią ir jie dabaidinėja savo istorijom, tipo, pasakoja patys. Esu tokį, aš kažkada panašų turėjęs, kur tu pasakai bairio pradžią ir kažkas išbuvo, jo, nes čia grinai, kai mes buvom va su šitu, mes einam ir toks, o galiu aš pabaigti. O kaip pats tavo tas rašymo procesas, pavyzdžiui, atrodo? Nes tu tada, sakai, tipo, į nautus rašinėjais kaip memuarus, juokingus pastebėjimus, o tu, tipo, susirenki dalykus, pradedi rašyti, dėliot, ar tada idėjas susrankius, gerai, ką čia dabar? Į čia GPT gal viską sumeti ir prašai padaryk, kad būtų juokinga. Esu bandžius, nepaėjo. Esu raustams, kai rašiausi, klausiau idėjų čia GPT ir... jisai jam dar neleidžia, gal taip žoskai, sakau, gali žostiau. Ir, jis sako, jie nepanimai, labai vanila. Kas yra žuskiau? Bet ne, aš susirašau, kai man gera popina mintis, aš tiesiog ją įnaucus, kad nepamirščiau, nes kiekvieną kartą, kai galvojat, kad atsiminsit ryte mintį, kurią prieš miegant sugalvojat, žinotit, kad taip gyvenime nėra buvę. Jeigu jums taip yra buvę, tai jūs, anomalija esat, nes man taip nėra buvę. Kiti sako, aš prisiverčiu save ir tą dieną pasidedu telefoną į šalį ir varau. Bet aš kartais galiu visą dieną, šiaip čia nežinau, ar gerai nuskambės ar ne, bet jeigu aš neturiu kūrybinės inspiracijos tą dieną, aš galiu sėdėti 8 valandas, aš nieko neišrašysiu. Tai kai mane užklumpa tas įkvėpimas, aš... Šiaip viskas, kas yra naudojama ir patikrinta, su kuo aš lipu į sceną,
yra dažniausiai pasirašyta labai greitai. Aš kažkada su 5 geras minutės išsirašęs gal per valandą. Bet kad išsirašytum tą gerą valandą, tu turi sėdėti, prokrastinuoti ir žiūrėti kompą ir išsirašyti daug šūdo, labai daug valandų. Kur aš spėju, galbūt yra, aš biškiai tikiu šitą konspiraciją, kad tu turi parašyti tam tikrą kiekį blogų bairių, kad ateitum iki gero bairio. Jo. Kur, tarkim, jeigu tu vieną dieną, tarkim, visą dieną, nei vieną gerą bairį neparašiau, tai reiškia, tu, blėt, dabar tuoj ateis ir tu parašai kokius 5, tarkim, 10 gerų bairių neparašiau. Tuoj, blėt, ten, tarkim, kas 10, 11 geras, jeigu 10 neparašai ir 20, blėt, tuoj 3 gerus bairius gausi, seniai, rašyk. Tu netoli, rašyk. Ir man didžiausias talentas gal yra tie komikai, kurie sugeba pasirašyti premisą, lipti į sceną ir deliverint. Nes aš prisirašau 8 puslapius dažniausiai, aš šiaip filologija ir labai mėgstu rašyti ir daug kalbėti ir daug rašyti. Išsirašau tokią vatiradą, 8 puslapių, iš kurios duok dievę puslapis bus, po to jau atmetimo principų išiminėjai ir žiūri, kas tikrai juokinga. Bet aš dar neturiu dislelės atrinkti, kas iš tiesų juokinga, nes aš tau kaip ir pirmai sakiau, dažniausiai, kur man atrodo, per daug primityvu, ir ką aš išmetu, būna publikai juokinga, o kur aš atrodo, va čia bus geras bairis, nes jis pergalvotas, jis turi daug sluoksnių, tenais aš dypinu. Dažniausiai būna taip. Gal dar, žinai, dar nelaikas tokiam bairiam, gal tiesiog. Gal dar nelaikas, nežinau, bet aš vis tiek viską bandau. Tu buvai podcast'e po Čikagos debesim, man atrodo. Jo, mes, draugai, kolegos buvo pradėję daryti, mane pasikvietė, bet mirė tas projektas. Šiaip, sakykime, padarėm 4 epizodus, man atrodo, ir 4 tikrai didžiavomės ir buvo gerai, bet gyvenime pas daug ką perversmai įvyko, mūsų operatorius pasakė, ai, nahu, išeinu, tipo, nebefilmuosiu jūsų. Tai yra dar kitų operatorių. Yra, bet... bet... gyvus renginius darėt irgi, atsimenu. Jo, darėm, keletą bandėm, tai kažkaip, žinai, manau, Žydrūnas nuėjo labiau link tatuiruočių srities, jisai dabar mačiau ir reelsus daro, bet viskas į tatuiruočių temą. O aš šiaip pasvajočiau, kada turėtų ar tai laidą ar podcastą, bet aš nenoriu daryti, ką daryti. Nes tikiu, kad galime padaryti ir galime padaryti gerai, bet norisi užbrandinti gerą idėją arba turėti gerą hebrą, su kuo tai daryti, žinai. Tai buvo labai naudinga patirtis, nes galvau labai bijosiu, bus nedrąsai kamerą kalbėti, bet, O džiaugiesi tom 4 serijom? Ar... Tai 4 džiaugiuosi labiausiai, jinai man tikrai atrodė, nes aš girdėjau apie 3 podcastų prateiksmą, kad 3 reikia, kad apsišlifuotum, apsidirbtum, suprastum kaip kas. Ir vat 4 jau džiaugiuosi. O kitos 3 išmokai, kaip nedaryti podcast'ą? Ne, išmokom ir kaip nedaryti, ir kaip daryti, ir buvo ir ten tikrai gerų vietų, viskas tvarkoja. Bet gal toks labiausiai buvo vat 4. Bet aš apskritai žmogus, žinai, norėčiau nebūtinai gal komedijos podcast'ą turėti. Gal ir komedijos, bet man pačiai įdomu yra ir šiaip tos temos. Kad kaip daro, tatuiruočių podcast'as, tai tu apie ten kokį plaukų priauginimą, ne? Ne visai gal nišinį. Ne nišinį. Bet kodėl tu gali prikolinti ir tatuiruočių podcast'ą, žinai? Tai aš sakau, yra tatuiruočių, tipo, žinai, Goda daro, kur kerpa ir kalbina, tipo, žinai, o tu marketingo planą dėliojant, žinai. Ne, su marketingu. Primeskit, o jeigu jūsų brandui sakom, kad... Ne, su marketingu nenorėčiau, man jau užtenka to, ką dirbu, ką mokusi toj srityje, bet, gal kažką giliau, nežinau. Aš gal vėl, kai sakau, aš labai kukli imposterė, kad man atrodo, kam čia dar kažko reikia. O kiti vatimą ir padaro, ir pizda gerai eina. O aš visur bijau, atrodo, niekam neįdomu, jau viskas išnaudota. Realiai viskas pasaulyje absoliučiai yra išnaudota, paliesta, paimta. Mes visi kopijuojam nuo kopijuojančių, be kopijuojančių, visi mes esam Giovannis. Bet... Tiesiog randam Giovanni, o taip į galvą kamuolį paleid. Ne, bet visi stumėm Giovanni, tipo jisai kopijuoja, mes irgi neišradinėjom čia nei vienas. Bet aš nesu girdėjęs, kad kažkas sakytų, kad jis kopijuoja. Jis paima senus gabalus ir perdaro. Tai čia remixas vadinasi. Whatever. Kopijuoja, ta prasme paima. Mes irgi viską, tas pačias temas komikai imam tik kitais kampais, tos pačius podcastus darom, apie tas pačias temas kalbam tose podcastuose, ta prasme. Ir jeigu taip daro žmonės, iš ties reikia, tai man reikia gal kartais nebegalvoti apie tai. Apsiramint biški. Apsiramint ir padaryti kažką. Biški Panevėžį pasijungt. Biški pajungt Panevėžio bazarą ir daryti. Ką tu savo pasakytum 5-10 metų atgal? Tipo, žinai,
užlipk. Tipo. Prieš 10 metų savo dabar. Jo, 50 metų atgal, ką sau pasakytum? Kokį patarimą duotum? Ai, iš dabartinės. Išmestum bokalą iš rankos. Galbūt čia davęs patarimą jau tada nueiti į tą humoro klubą, bet jeigu nepaeis, nesustot. Nes garantuoju būtų nepaėję, o gal ir paėję, nes pirmą kartą nežinau, dabar galim tik burt. Toliau varyt, va tos 10 kartų, ką psichologija liepia, nes aš manau, kad būčiau, aš greit įtirtus, kaip čia reikia, ką daryti, gal būčiau ir palaikymo gavus, nes tuo metu dar, nebuvo labai, iš vis gal nebuvo moterų ant scenos. Ir varyt, nes gal, žinai, būčiau kažkur dabar dar kitur ir geresniam lygmenį negu esu. Bet, tai va toks būtų patarimas, jeigu kalbant apie komediją. O šiaip, jeigu reiktų kažkoti savo duoti patarimą, žinok, atgal, sakyčiau, daryk viską kaip darai, nes gyvenimas, ten, kur aš dabar esu, man patinka, yra zaibys. Vienintelis dalykas apskritai gyvenime, ko gailiuos, kad rūkiau nuo labai ankstyvo amžiaus. Daugiau nieko nesigailiu. O nuo kelių metų ir kai? Blema nuo paauglystės. Peždavo mergas, šūliai. Marlboro, ten Camel. Bėgdavom tą ratą per kūno kuncę, nubėgdavom už kampą, parūtydavom ir vėl ratą bėgdavom, ta prasme. Justin, Panevėžį City. Ir aš dabar vis pagalvoju, jeigu mirsiu, nuo plaučių vėžio kada nors, tai va čia dėl to, kad paauglystį rūkiau. Bet šiaip yra tas fun fact, kad daugiau žmonių miršta nuo plaučių vėžio tie, kurie net nerūko. Ai, taip jis tada. Tai ar tie partai? Duodu čia. Ir ką? O kokie planai ateičiai? Kaip tik užsiminėm, kad podcastą norėtum turėti Euroviziją vest. Šiaip konkrečiai. Ką įsivaizduoji ateičiai? Ką turi suplanavus? Šiaip neturiu nieko, jeigu turi suplanavus. O ką norėtum? Padaryti solo arenų turą. Ne, žinok, aš labai gal esu realistiška tokia ir pragmatiška. Jeigu aš dabar svajosiu apie arenas ir tai niekad neteis, aš liksiu labai nusivylus. Tai aš stengiuosi labai mažais norais. Kažkada svajojau raustus nugalėti. Tai va toks buvo mažas pasiekimas. Mažais. Raustus noriu paimti. Bet pavyko. Dabar nežinau. Galbūt buvom Šiauliuos, mus buvo pasikvietę panas pasirodyti renginyje. Ir man labai patiko tas konceptas panų komedija. Ir dabar mes turim tikrai pakankamai talentingų, gerų komikių, kad labai norėčiau padaryti panų, ar tai neturą, bet kažkokį pasirodymą. Ir Girls Night. Vita dabar turuoja, tai žinai, jinai yra super užsiemus pasia, gal 50 miestų ir pasirodymų, tai aš... Mes juokėmės, kad padarė 8 šou ir dasidėjo 8 šou. Jo. Toks liko ant to paties. Ant nulio, tai neklibinu, bet gal, kada jinai jau bus mažiau užsiemus, surinkti ir padaryti, žinai, tokį panų stand-upą, nes labai daug žmonių sako, o dar bus, o gal Vilniui darysit, ir pažįstami, ir nepažįstami sako, čia žiauriai geras konceptas, nes iš tikrųjų geras konceptas, iš vienos pusės mes panas labai nenorim, kad ištirtų pana komedijai, nes norim tos lygybės, bet, ne būtum bėdni, bet teisinti prie vieno Lietuvoje komiko, prie vienos komikės panos, gal koks 10-15 komikų vyrų, jeigu taip reikėtų daryti. Ir, žinai, padaryti tokį panom renginį, nes vis tiek labiau ir iš panų perspektyvos tie bairiai ir ta, nežinau, dinamika vis tiek yra kita, neslistant lytim. Plus tai paskatintų galbūt daugiau panų pabandyti. Jo, ir noris paskatinti, nes man yra daug rašę, kur aš nedrįstu ir, žinai, gal pamatytų, kad, galima ir tikrai reikia ir rinka tikrai dar nėra užpildyta, dar trūksta, tai labai būtų faina, jeigu padarytume bent vieną renginį panus, žinai. Kalbant apie panų, dar prie to pačio pridėti noriu, aš labai džiaugiuosi Dragūnaitė, nes man labai fainas buvo tas realizationas, ta realizacija, suvokimas lietuviškai, tas žodis, kur panikė pradėjo lipti open mic'us ir iš open mic'ų į mamą apdovanojimų didžiulę sceną su stonkom. Čia yra fucking wow. Taip. Ir kur žmogus iš open mic'ų užaugo, tapo pastebėtas kažkur kažką, daryk ir tiesiog, gausis. Tas labai inspiring man tas buvo, kai matau, mamą apdovanojimus veda. Wow. Aš tai praėjusią savaitę apskritai buvo toks proud momentas, 2 momentai, kai pamačiau... jau žinau, aš jau seniai, kad Laura ves, bet kai pamačiau, kad jinai daryti to, žinau, bet, ta prasme,
kai pamačiau, kad jinai taip gerai susitvarkė su to jauduliu. Dar pradžiai gal iš pradžių matėsi, o po to jinai taip įsivarė. Tai vat buvo tas labai, kad komikė veda mamą apdovanojimus, tada pasileido žinia Vita, kad jinai gero vakaro šou veda. Jo, va dar teisingai. Tai va šitie du momentai supratimui, kad mes turim ant abiejų rankos pirštų net neužtektų apskritai komikių panų Lietuvoje, o dvi jau veda tokio masto laidas. Ir abidvi pačioj geriausiai televizijai. TV3. Jo, tokio masto laidas, tai čia yra wow. Ir aš planų, nežinau, gal apie planus sunku pasakyti, kaip bus, kaip nebus, bet svajonės, tai apskritai man labai patinka vesti, kalbėti, tai aš irgi norėčiau kažką vesti. Ar tai radio laida kažkada esu, bet tokia vietinė vedus, gal tai radio laida, gal televizijo, gal kažkokį savo podcastą, gal renginius, bet labai norėčiau tikrai savai įsivaizduoti kažkur kažką vedančią su mikrofonu. Nežinau, kaip bus. Jeigu to gyvenime nebus, neįvyks, aš nesijausiu kažkokia nevykėlė. Mano gyvenimas yra išsipildęs labai daugelį kitų sričių, bet jeigu tai pavyktų pasiekti, aš tikrai būčiau labai laiminga. Tai jeigu už kokių kelių metų čia vėl valgysim simbolinį kažkokį kebabą, pizzą, nežinau, ką tu sugalvosi, blėt. Porokalbiai prie ikrų. Ikrus. Tai ir aš jau galėsiu pasigirti, kad kažką vedu, planuoju vesti, tai būtų čia tikrai man didelis pasiekimas. Nice. High five for that. Tai ką, ačiū, kad atvarėjai. Čia yra pagrindinė kamera, ją gali žmonėm palinkėti, pasigirti, padovanot aplodismentų, atiduoti savęs, atiduoti žinutę savo šitam mažam kanalę, pasireklamuoti, pasakyti, kad... Dovanoju statybinės atliekas, išsivežti iš kiemo adresą. Ne. Iki vestuvių. Ką galiu pasakyti žmonėm? Nežinau, gal kadangi ant pabaigos taip šovėm apie tas moteris, apie stand-upą. Panas, jeigu norit lipti į sceną, ar tai būtų komedija, ar kažkokia kita scena, nežinau, improvizacija, whatever, bet jaučiatės, kad kažkokia sritis uždominuota vyro, arba šiaip nebijokit. Rašykit man Instagramą, padrasinsiu, nors iš tikrųjų galiu pasakyti, baisu bus visada, ar tu po metų lipsi, ar po kelių, tas jaudulys nedings. Bet tiesiog reikia spirti savo šikną ir padaryti tą pirmą žingsnį. Jeigu padės, tai išgerkit viską kaip aš, bet neišgerkit per daug. Nenolisimti ant galvos. Nenolisimti ant galvos, tiek nebuvo. Bet padarykit. Ir net jeigu nepasiseks kažkas, nedarys tai jūsų prastesnė. Pasakysiu taip, iš vienos pusės negražiai, iš kitos gal gražiai ir drąsinančiai. Nesusireikšminti, niekas jūsų po valandos jau neatsimins. Net jeigu apsipisit prieš visą Lietuvą, po valandos jūsų neatsimins. Nors, aišku, fotobudelės istorija rodo, kad gali būti ir atvirkščiai. Bet, žiūrint, kaip su to dylė. Bet netgi kartais gali tai išeiti ir į gerą. Bet turiu omeny, jeigu kalbant apie open mic arba kažkokį tokį, kur jūsų nefilmuoja ir nieks nekelia, tai jūsų po valandos neatsimins. Net jeigu apsipisit asistentą su žaliu švarteliu, kaip gatvė, niekas jūsų neatsimins. Kaip dabar niekas neatsimena Mildos. Visi kalba apie tą Skaistę iš Budelės ir aš sakau, kaip Mildos nieks neatsimena, taip ir Skaistės neatsimena. Aš atsimenu Mildą. 4 metus draugavo, ble. O tu atsimeni, bet šiaip kam pasakiau, čiatuose panų ten virė tą temą, žinai. Sakau, jūs atsimenat Mildos. Nieks neatsimena Mildos. Aš atrodo, kad vienintelė aš atsimenu. Kai pamiršo visi Mildą, pamirš ir jūs. Tai eikit, padarykit ir, nebūkit Mildos. Kaip vienas išpratėjęs amerikietis aktorius yra sakęs ir tapo memu, just do it! Ačiū jum! Ačiū.